Skambinsim Karolinai, ji mokosi Lietuvos edukologijos universitete ir pagrasinsime jai, kad mes gavom 2 identiškus darbus. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ar su Karolina kalbu? Taip, su manim. Jums skambina iš Lietuvos edukologijos universiteto dėl referato. Mes gavome 2 darbus identiškus vienas kitam. Tai iš jūsų ir iš jūsų vieno grupioko. O koksai darbas buvo? Negaliu sakyti, koksai darbas. Ten buvo vienas iš, man atrodo, referatų. Aš buvau įgaliotas jums paskambinti ir pranešti. Aš nežinau, koksai galėjo būti. Na, matot, mes tikrinom referatus, buvo atvažiavus iš Vilniaus komisija ir tikrino referatus ir mes radome jūsų darbą ir jūsų vieno grupioko, bet mes negalim sakyti nei jūsų to grupioko vardo, nei pavardės. Ir čia dabar toks truputį skandalas gavosi, kaip galėjo taip atsitikti. O bent jau kokio dalyko darbas, negalit pasakyti? Čia iš socialinių mokslų srities. Tai bet dalykas koksai? Negaliu, žinok, viešint. Tai aš noriu paklausti, kaip ten kas buvo. Ar tu kažką žinai, ar tu nusirašinėjai, ar jis nusirašinėjo? Aš neįsivaizduoju, aš nežinau, koks tai darbas gali būti. Nes aš šiaip realiai tai visus darbus atsiskaičiau pirmoji iš kurso. Supratau. Nes mums referatai buvo 2. Buvo referatas, žinau, Šapauskui rašyti. Tai aš tą darbą atnešiau gal prieš 2 savaitės. Taip. O racionalistiniai etikai taip pat atnešiau aš jį. Taip. Žinau, kad tai čia tie 2 darbai. Aš noriu dar paklausti vieno klausimo. Kas šis skambina? Kaip? Ar jūs girdit mane? Girdžiu. Tai sakau, kaip su tais darbais buvo. Jūs parašėte 2 darbus, pirmą atsiskaitė, taip? Jo, pirmą atsiskaičiau. Ir vienas darbas iš jų buvo identiškas jūsų grupioko darbui. Tai aš nežinau, kaip galėjo būti, kad tas darbas identiškas. Tai aš noriu paklausti, ar kažkas gal prašė duoti nusirašyti, ar jūs kažką davėte, ar kažkas buvo nusikopijuota? Realiai negalėjo niekas nieko nusikopijuoti. Realiai galėjo. Nežinau, iš tikrųjų Šapauskui darbui tikrai niekas nematė. Kas šis skambina? Kaip tai, kas skambino? Karolina? Taip. Žodžiu, klausyk. Iš tikrųjų, jokie darbai nebuvo nukopijuoti, tau skambina iš www.prigavau.lt komandos. Čia yra bajeris. O kas tą bajerį padarė? O kas šis skambina? Eik tu savo. Ar išsigandai, kad darbai gali būti identiški? Išsigandau. Turi turbūt nebereikalo išsigandai? Ne, tai negalėjo tai būti. Negalėjo? Tada tau šį bajerį norėjo iškrėsti tavo mylimos kambariokės linkėjimai tau nuo jų. Ačiū, padėkosiu kambariokėm. Tai vat, Karolina, geros tau dienos. Linkime. Ačiū ir jums. Iki. Ate.